Sveiki! Ar kada nors susimąstėte, kodėl žmonės mokosi universitete po 4, po 6, po 10 metų tik tai tam, kad važiuoti į užsienį dirbti fizinius darbus arba eiti į bedarbių biržą gauti pašalpą? Ar kada nors susimąstė, kodėl žmonės daug ir sunkiai dirba ir vos suduria galą su galu? Ar kada nors susimąstėte, kodėl žmonės geri, teisingi, sąžiningi, bet nesiseka jiem gyvenime? Kame visų tų dalykų priežastis? Kame tų visų dalykų? Kodėl taip yra? Kodėl tokie dalykai nutinka geram žmogui? Kodėl Lietuvoje dauguma žmonių gyvena ant skurdo ribos? Kodėl 90% šeimų vadinamas yra dysfunctional families arba nefunkcionuojančios, nelaimingos šeimos? 90% šeimų. Iš kur tokia statistika, ar ne? Turbūt, jeigu pradėsit savo pažįstamų artimųjų ratus apklausinėti, tai panašią statistiką gausit. Kodėl taip yra? Kodėl taip sunku užsidirbti pinigus? Kodėl žmonės turi eiti ir boikotuoti maisto prekių parduotuvę? Čia kai išgirdau, tai man buvo šokas, kad Lietuvoje žmonės boikotuoja maisto prekių parduotuvės, nes nebeįperka maisto. Kodėl taip yra? Ar kada nors susimąstėte? Aš turiu atsakymus į šitos klausimus. Nes gera žinia turbūt jums, kas manęs klausote ir kas nepriklausote turtingųjų sluoksniui, ar ne, multimilijonierių ar milijardierių sluoksniui, tai gera žinia yra, kad aš pats esu iš tokios pat neturtingos šeimos kaip ir dauguma Lietuvos gyventojų. Mūsų šeimoje buvo 5 vaikai, 2 tėvai, aišku, 5 vaikai, gyvenam Šilutės rajone, Degučių kaime, labai neturtinga šeima. Labai neturtinga šeima. Jeigu kas klauso iš to kaimo, tai sveiki. Sveiki, Darius Overlingas, mano vardas, pavardė. Aš žinau, ką reiškia neturėti pakankamai pinigų maistui, neturėti pakankamai pinigai rūbų. Aš žinau, ką reiškia nelaimės šeimoje. Labai gerai žinau tuos dalykus. Teko praeiti viską, ir skurdą, ir nepriteklius, ir mirtis. Teko visus tos dalykus praeiti. Todėl labai puikiai žinau, kas vyksta daugumo Lietuvos šeimų. Dabar, ką daryti? Galim padėjoti. Ajajai, kaip blogai. Arba galim kaltinti Adamkus, Kubilius ar dar kažką, Seimūnai, dar galim kaltinti. Ir aš nesakau, kad tai yra blogi būdai išlieti savo emocijas. Gal kartais gerai tikrai jautiesi, jeigu turi į kažką pirštu pabaksnuoti. Bet klausimą turiu jums vieną. Ar nuo to gyvenimas jums pasikeis? Pauzę specialiai padarau. Jeigu kaltysim Seimūnus, jeigu dejuosime, ar nuo to gyvenimas pasikeis? Kam pasikeitė gyvenimas? Parašykit, man bus įdomu. Jeigu be dejuojant ir be kaltinant pasikeitė gyvenimas, nufilmuosiu naujus apmokymus. Bet jeigu ne, tada turime ieškoti kažkokio kito būdo. Aš asmeniškai atradau, kad užsispyręs darbas ir pastovus augimas, pastovus mokymasis, pastovus tobulėjimas yra atsakymas. Ir šiai dienai, kas norite, aš pasiruošęs tas žinias perteikti. Ir ačiū Dievui, tą, ką aš surinkau per 20 su viršų metų, aš sugebu perteikti per mėnesį, per 2. Šiuo metu aš jau 14 metų gyvenu Miami, jau paskutiniai 3 metai, 4 jau metai vadovauju Lietuvos įmoniai, būdamas Miamyje nuotoliniu būdu, ir man labai puikiai sekasi. Ir tikrai turiu labai naudingų patarimų. Kokiuose srityse? Numeris 1, bet kuriam versle turbūt yra psichologija. Tai yra mano hobis ir tai mano yra stipriausia pusė. Numeris 2, antroji vietoje, technologijos. Reiškiasi, neužtenka, kad tu esi geras, neužtenka, kad tavo prekė ir paslauga yra gera. Jeigu šiai dienai tu nemoki naudotis technologijoms, tai tu neturi verslo svertų, tu neturi greičio, labanakis. Viskas. Auto business, kaip sako amerikonai.
Ir numeris 3, aišku, vos nepamiršau paminėti, tai yra nekilnojamo turto žinias. Aš jau 22 metai dirbu su nekilnojamu turtu. Jeigu kas norit mokytis pas mane šitų 3 dalykų – psichologija, technologijas ir nekilnojamas turtas – prašom. Yra keli būdai, kaip jūs tai galite padaryti. Pirmas, net nesakyčiau, kad pirmas, bet kas tiesiog nenori prisirišti, nenori nieko bendro su manim turėti, bet nori gauti tas žinias, 99 € valandai, skambinkit, ieškokit bet kokią temą, bet kokią problemą, beveik bet kokią problemą galėsiu išspręsti iš tų 3 sričių – psichologija, technologijos ir nekilnojamas turtas. Susimokat už mano valandą 99 € ir žinias jums. O, gera žinia. Jeigu nemanysit, kad mano patarimai, mano laikas tikrai verti tų pinigų, kaip Amerikoje sako, money back guarantee. Grąžinsiu visus pinigus, nepaimsiu iš jūsų cento. Jeigu jūs man sakysite, tai, ką tu patarai, buvo nenaudinga, neveikė, mano bereikalą sumokėjau pinigus, visi pinigai jūs parašote elektroninį paštą, visi pinigai jums bus grąžinti, jeigu jūs nuspręsit, kad ta paslauga buvo nenaudinga. Ar ne? Kitas būdas. Klaipėdoje, ypač klaipėdiečiam gera žinia. Klaipėdoje aš renku nekilnojamo turto agentus. Dirbti virtualiai su nekilnojamu turtu. Galėsit sėdėti su savo vaikučiais, mamytėm, ypač merginom, moteriam. Ypač geras darbas, gera veikla. Dirbti ir gerai užsidirbti. Tiksliau, kas kiek norės. Norit uždirbti 300, dirbate tiek ir darote tą. Norite 1000, dirbo tiek, darote tą. Norit 3 ar 5 tūkstančius eurų. Irgi tai yra įmanoma, užėjkite į mūsų demo versiją www.ntsistema.lt, vartotojų vardas demo, slaptažodis demo, pasižiūrėkite ten. Jeigu kas negali įpirkti mano mokymų, burkitės į grupės. Burkitės į grupės, susirinkite grupėmis, ateisit Klaipėdoje į biurą, aš prisijungsiu prie Skype'o, reiškia, darysime tokius virtualius pokalbius ir mokymus. Darysime grupinius apmokymus. Reiškia, šiaip jeigu individualiai reikėtų mokėti, tai vienam žmogui kainuotų 2 mėnesių apmokymą apie 15 000 €. Taip, aš esu labai brangus, kadangi žinios, nors ir Lietuvoje jos nėra labai vertinamos, jos yra brangios. Tai va. Bet jeigu kas nori tų žinių gauti dykai nebus, turėsit dirbti su mūsų tinklu, turėsit burti komandas, kas nori gauti individualius mokymus. Reiškia, turėsit suburti 10 žmonių komandą, prižiūrėti, vadovauti. Tam bus sistema, tai galima viską bus daryti virtualiai, bet, reiškia, reikės dirbti, reikės vystyti mūsų tinklą su nekilnojamo turto. Ir tai gana lengva, čia kituose videose bus paaiškinta, kaip tai daryti. Tiesa, turbūt gal klauso ir verslininkai, ar ne? Kas norit savo verslą perkelti į kitą lygį ir vadovauti savo verslui sėdėdami Majamyje. Aš suprantu, dabar Lietuvoje jau vėl vasara ir šilta, galbūt ir gražu, bet Majamyje yra vasara 12 mėnesių per metus. Ir šilta, ir gražu. Ir maisto kainos, ko gero, netgi pigiau negu Lietuvoje. Ir už šildymą mokėti nereikia. Tai yra visos tos bėdos, kurios kyla Lietuvoje, Majamyje nekyla. Ir reiškia, kas nori savo verslą pertvarkyti ir transformuoti, pereiti į kitą lygį, prašome verslininkai, nesikuklinkit, negalvokit, kad jūs viską žinote, negalvokit, kad patys sugalvosit, kam išradinėti dviratį. Yra žinios, yra technikos, yra technologijos, kur jau daro tūkstančiai žmonių iki jūsų, didžiausi pasaulio protai, o aš tik pas tokius, jeigu ką mokausi. Paskutinis mano seminaras, už 5 dienas sumokėjau $10 000, už 5 dienas. Bet mokaisi pas to žmonės, kurie dirba kartu su prezidentais, kurie dirba su princesė Diana, kurie dirba su pasauliniais verslininkais, multimilijardieriais ir olimpiniais čempionais ir taip toliau ir taip toliau. Vadinasi, kai moki pinigus, reikia dar pasitikrinti, už ką moki, ar ne? Tai va, šitas žinias galiu perduoti verslininkam, kurie kaip ir galvoja, kad viską gerai daro, bet nelabai patenkinti savo rezultatais arba norėtų dar geriau daryti. Skambinkit, ieškokit manęs, mano Skype'o vardas yra tiksavininkai. Ieškokit mūsų portalę tiksavininkai.lt arba visi butai. Žodžiu, Darius Overlingas mano vardas pavardės, kam reikės atrasit. Ačiū, iki malonaus.